Kam mums, apkiautusio povo, apsvilusiu snapu, laikysena ir šypsena? Kartą mano kolega, parodęs vieną pacientą, pasakė: šis žmogus sveikas. Aš nepatikėjau, nes gerai jį pažinojau. Tai buvęs ministras, jau daug metų kamuojamas užleistos Parkinsono ligos. Toks smegenų pažeidimas, žinote, ne? Vienas iš šios ligos simptomų – visiškas mimikos nebuvimas. Veidas tampa kauke. Visapusiškai jį ištyręs padariau išvadą, jog jis sveikas. Ėmiau klausinėti, kur ir kaip jūs gydėtės. Jis man paporino apie kažkokią šventyklą, bet atvirai sakant, aš tuomet netkreipiau į tai ypatingo dėmesio. Ir nors viską užsirašiau, po kurio laiko sėkmingai užmiršau. Kitais metais per profilaktinę apžiūrą mes pastebėjome, kad prie jo prisidėjo dar 4 gerbiami senoliai. Jie daug metų sirgo neišgydomomis ligomis, o dabar buvo sveiki kaip ridikai. Pasirodo, ministras pensininkas juos irgi nusiuntė tenai, kur pats išsigydė. Dabar aš jau rimtai susirūpinau. Visa tai netilpo į rėmus mano pasaulėžiūros, susiklošiusios per ilgus praktikos metus. Šį kartą aš smulkiai visko įsiklausinėjau ir kruopščiai užsirašiau. Pasirodo, kalnuose yra ugnies garbintojų šventykla, kurioje kas 40 dienų priimami norintys išsigydyti žmonės. Daugiausia vasarą, nes žiemą ten neįmanoma patekti. Man kilo noras nukakti tenai ir savo akimis pamatyti, kaip vyksta stebuklingas išgijimas. Mes susitarėme važiuoti drauge su bičiuliais, režisieriumi ir operatoriumi. Jie dirbo respublikinėje televizijoje ir rengė laidą Mūsų supantis pasaulis. Numatytą dieną jau išnakščiais pasiekėme susitikimo vietą. Mūsų automobilis išvažiavo. Transportą tolimesniai kelioniai mums pažadėjo duoti. Ir staiga sužinome, jog tas transportas Asilėnai. Į šventyklą veda kalnų kelias. Pasirodo, reikia 26 km pėdinti pėsčiomis arba joti ant Asilėlių. O kadangi mes atvažiavome vėliausiai, tai mums 3 teko 2 Asilėnai. Aš pradėjau agitacinę ataką. Sakau, ar jūs kada nors vaikščiojote pėsti po kalnus? Nagi, pamėginkim. Operatorius buvo labai apkūnus vyriškis, 130 kg svorio, su 5 pagurkliais ir didžiuliu pilvu. Bet nepaisant to, jame dar ruseno romantiko dvaselė. Todėl daugumos balsas pirmąją kliūtį mes įveikėme sėkmingai. Jie sukrovė ant Asilėlių visą aparatūrą ir pajudėjome. Pirmasis inkšti pradėjau aš, nes avėjau miestietiškais bateliais, kurie labai greitai prakiuro. Pradėjo skaudėti kojas, bet aš vis dėlto ėjau ir galvojau, jeigu jau tokie ligoniai išsigydė, tai užsirašęs visus receptus, mieste aš išgarsėsiu kaip didis gydytojas. Vėliau, kai nuėjome 10 km, operatorius atsisėdo vidury kelio ir pasakė, viskas, nors užsimuškit, grįžtu atgal. Mes ėmėme jį kalbinėti. Koks skirtumas, kur eiti? Atgal eisi? Tos pačius 10 km teks pėdinti kaip ir pirmyn. Tai jau geriau pirmyn. Įkalbėjome. Mes atėjome jau apie pusnaktį. Mus apgyvendino, įkurdino, kitą dieną pažadino 11 valandą, surinko visus ir pasakė, prašytume mūsų šventykloje nenusidėti, kas neišpildys prašymo, padės mums ruošoje, nešios vandenį. Pasirodo, šioje šventykloje nuodėmė laikomas vaikščiojimas susiraukus. Ne veltui aš atkreipiau dėmesį į vienuolius. Jie vaikšto su tokia lengva šypsenėlė ir jų laikysena tiesi lik kipariso, o jeigu dar tiksliau, tarsi mietą būtų prariję. Vadinasi, mes visą laiką turime šypsotis. Mes visko išklausėme, truputį pasišypsojome, o po 2 minučių grįžo senas įprotis vaikščioti su miestietiška fizionomija, amžinai surūgusia ir nepatenkinta.
Ir apskritai, aš tikėjausi išvysti paauksuotus kupolus ir panašiai, o ten tokie mažyčiai tvarkingi namukai ir viskas. Tiesa, tenai nuolatos dega ugnis, jie garbina ugnį ir saulę, bet į šventyklą visai nepanašu. Atsitiko, jog vienuoliai atrado tokią vietą, kur iš po žemių sunkėsi gamtinės dujos ir čia uolos viršūnėje įkūrė savo šventyklą. Aš ėmiau klausinėti, kada pradėsite apžiūrinėti ligonius, nustatinėti diagnozę, kada pradėsite gydyti. Sužinojau, pasirodo, čia niekas nieko neapžiūrinėja ir negydo. Tai buvo pirmas smūgis. Antra, mūsų transportą, tai yra asilienus, šeimininkai pasiėmė. Su tokiais nešuliais kaip mūsų toli nenueisi. Įkliuvome. Negana to, jog patekome į šventyklą, kur niekas niekada nieko negydė ir gydyti net nesiruošė, net ir išvažiuoti iš ten negalime. O dar reikia vaikščioti su kvaila šypsena veide, kai viduje viskas kunkuliuoja iš pykčio ir apmaudo. Matau, operatorius kažkaip įdėmiai žiūri mane, tarsi būtų kažką sumanęs, o režisierius ironiškai sako, kur tu mus atvedei, mokslinčiau nelaimingas. O kaip jaustis man pačiam? Paskui prasidėjo koncertai. Kokia 15 žmonių iš 30 išsyk nuėjo nešti vandens. Man irgi teko, nes, na patys suprantate, kodėl. Teko eiti padėti namų ruošoje. Stati uola 600 metrų, o serpantinų įsirengusių to keliu 4 km pirmyn ir 4 km atgal. Ir štai tokiu keliu mes kilome čionai praėjusią naktį. Kai aš visą tai pamačiau, vos nepersileidau. Įsivaizduojate, negana to, jog ši vertikali uola aukštesnė nei Ostankino bokštas, kai kuriuose vietose mes ėjome rąstais įkaltais į uolas. Šie rąstai kadaise buvo naudojami kaip pakeliamieji tiltai, neleidžiantis priešams patekti į šventyklą. Teko nešti 16 litrų vandens, o dar 5 kg svėrė pats ąsotis. Iš viso į viršų tokiu keliu mums reikėjo tempti 21 kg. Tokiomis sąlygomis patogiausia svorį nešti ant galvos. Štai tada aš sužinojau, kokia tikroji stuburo paskirtis. Stuburas reikalingas tam, kad galva nesusmuktų į kelnes. Aš išėjau pirmą sykį ir grįžau į šventyklą apie 4-5 valandą vakaro, labai pavargęs, bet su šypsena veide dėl viso pikto. Staiga prie manęs prieina vienas vienuolis ir taip maloniai sako, prašyčiau nueiti dar sykį. Kodėl? Aš juk jau buvau. Ir jaučiau, kad iš siaubo man greitai prasidės sąrėmiai, nepaisant to, jog esu vyras. Kai kilote aukštyn, jau nešėte su savimi nuodėmę. Ne, aš šypsojausi, iš nevilties ėmiau ginčytis. Įsivaizduokite, ką tik nuėjus 8 kilometrus išvakarėse, 26 kilometrus be vakarienės, be pusryčių, be pietų, kojos sudaužytos, ištinusios maudžio iš nuovargio, o tau sako, dar sykį. Nudvėsti galima. Eime, mes jums šitą parodysim. Viename iš langų aš pamačiau stebėtoją su žiūronais ir supratau, jog priešintis beprasmiška. Visi, kurie kopė su nešuliu, jam buvo kaip ant delno. Teko eiti atgal. Aš pasukau žemyn ir retkarčiais prisimindamas savo kvailumą įniršęs riaumojau. Patekau į tokią vietą, kur sėdi idiotai ir iš manęs tyčiojasi. Dabar aš šypsojausi žvėrišką šypseną ir kiekvienam sutiktajam sakiau, šypsokis pusdurni, jie iš viršaus pro teleskopą stebi. Už konsultaciją šliuktelėk pusę litro vandens į mano ąsotį. Dabar mano indė jau šis tas teliuškavosi. Aš truputį pasėdėjau, kad prastumčiau laiką ir pasukau atgal. Štai pasirodo, kodėl, kai aš klausiau savo pacientų, kuo ir kaip juos gydė, jie šypsodamiesi išsisukinėjo. Suprantate, tai sunku paaiškinti. Priešais vartus sugavau save galvojant, jog jau tamsu, o aš dar šypsausi. Na ir gerai, nes jie gali turėti ir naktinio matymo prietaisą. Alkanas, nusiplukęs,
Vos nusikapščiau iki savo celės ir vos tik tai su palengvėjimu atsidūriau atsikratęs idiotiško šypsonas, juk veidas pavargo. Tai kai staiga nugarą pajutau kažkieno žvilgsnį, širdis į kulnus nupuolė. Vėl įsišiepęs iki ausų, aš staigiai atsisukau ir pamačiau, kaip manote, ką? Save! Pasirodo, ant sienos kabojo veidrodis. Veidas buvo sulysęs, apdulkėjęs, su prakaito upelių pėdsakais ir nenatūraliai plačia šypsena. Štai tada mane ištiko histerija. Aš nesusilaikomai ir garsiai kvatojau. Žandikaulius sutraukė, pilvas skaudėjo, o aš niekaip negalėjau nurimti. Aš kvatojausi iš situacijos absurdiškumo, juk pats buvau kaltas. Išgirdę triukšmą atbėgo mano bičiuliai, operatorius su režisieriumi ir iš pradžių irgi ėmė kvatotis, o po to iki sotės prisijuokęs ėmė kažkaip keistai mane žvilgčioti. Kiekvieną dieną žmonių tąsančių vandenį darėsi vis mažiau ir mažiau ir po savaitės neliko nei vieno. Tada mus sukvietė ir sako, ačiū, kad nešėte šviesą į mūsų šventyklą. Jeigu jums reikalingas vanduo, tai galite pasisemti ten. Atidaro vartelius į šventyklos teritoriją ir rodo akmeninį namuką. Svečių pusę nuo vienuolių teritoriją skiria siena. Pasirodo, to namuko viduje yra šaltinis. Jie pastatė jį, kad žiemo šaltinis neužšaltų. O ąsotis su vandeniu – tai tyčia sugalvotas būdas, kad paprasta tiesa smegenis pasiektų per kojas. Pasirodo, kiekvienas ateinantis į šią šventyklą laikė save protingu, kiekvienas turėjo savo ambicijų. Kad išmuštų iš mūsų visą, kas paviršutiniška, šventyklos tarnai sugalvojo tokį puikybės gydymo būdą. Aš taip pat atėjau tenai su savo regula, prisiskaitęs, prikimštas žinių ir šiokių tokių gebėjimų, kurių neturi kiti. Jie pusgalviai, o aš toks protingas. Vos per savaitę iš manęs iškratė visą tą kvailybę. Per savaitę jie mane padarė žmogumi. Ten aš susitikau pats su savimi. Man vėl pasidarė įdomios gėlelės, vabalėliai, skrusdės. 4 ropinėjau stebėdamas, kaip jie vaikšto kilnodami kojeles. Man atrodė, jog aš vienas staiga pasijutau esąs vaikas. Žiūriu ir kitiems tas pats. Mes užmiršome visus savo rangus, o įdomiausia pastebėjome, jog kai visi šypsosi, tai miestiška mina, anksčiau mums įprasta, dabar atrodo kaip nukrypimas. Ar jūs kada nors matėte, kad suaugusieji žaistų vaikų žaidimus? Juokinga tiesa, o mes žaidėme. Tai apskritai mums buvo natūrali būsena. Paskui aš ėmiau domėtis, ką kalba žmonės. Man palengvėjo, man kur kas geriau. Aš jautė su gamta, oru, vis dėlto kalnai. Tik tai vėliau supratau, kad svarbiausia paslaptis – tai laikysena ir mimika. 40 dieną aš atėjau pas šventyklos vyriausiai ir pasakiau, noriu čia pasilikti. Sūneli, tu jaunas, nemanyk, jog mes šiandien iš gero gyvenimo. Vienuoliai esantys čia silpni žmonės, jie nesugeba išlikti švarūs purve. Jie neprisitaikė prie gyvenimo, sūneli, ir priversti bėgti nuo sunkumų. Mes egzistuojame tam, kad jūs perimtumėte ir toliau neštumėte sieloje šviesą. Jūs stiprūs žmonės, jūs turite imunitetą. Ėmiau kažką vapėti, o paskui galų gale pasakiau, bet aš tikriausiai vienintelis iš grupės atėjau pas jūs. Tu vienas paskutinių. Pasirodo, beveik visi mūsų grupės nariai jau spėjo apsilankyti pas vyriausiųjų su prašymu pasilikti. Suprantate? Po 40 dienų mes apleidome šventyklą. Grįždami sutikome būrį žmonių, trokštančių išgyti, kaip ir mes prieš 40 dienų. Kad tave kur galas, na ir snukiai. Tai buvo mus puolanti žmogėdrų minė. Padėjo, kuo sirgai, kuo duoda, ar visiems padeda. Aš atsakiau, kiekvienas gaus pagal nuopelnus. Žiūri į mus, į juos, į mus, į juos, mes visi šypsomės. Staiga pajutau, jog traukiuosi, o jie irgi kažkaip šalinasi tarsi raupsuotojų. Šalia manęs, atsirėmęs į savo sūnus, stovėjo 80-metis senis. Jis pasakė, nejaugi mes buvome tokie patys?
Kai parvažiavau į miestą, išvydau minę besielių, abejingų, absoliučiai indiferentiškų žmonių, kuriems žinai skuba patys nežinodami kur ir kodėl. Buvo labai sunku vėl priprasti prie miesto gyvensenos. Manyje kažkas pasikeitė visiems laikams. Staiga pasijutau esąs absurdo teatre ir gyvenimas, rusenantis mieste, pasirodė tuščias ir nevykęs. Atrodė neįmanoma žiūrėti į tuos veidus. Kad jūs žinotumėte, kaip nepatogiai aš jaučiausi, o juk neseniai buvau toks pat kaip ir jie. Vėliau, kai nuėjau į darbą, turėjau patikrinti, ar iš tiesų pasveikimas priklauso vieno šypsenos ir laikysenos. O jeigu viskuo dėtas oras, klimatas arba kokios nors kitos išorinės sąlygos. Ir poliklinikos sporto salėje mes organizavome pratybas. Pakvietėme pacientus savanorius iš tų, kurie buvo mūsų įskaitoje. Paaiškinome jiems užduotį ir pradėjome treniruotės. Treniravomės po 1–2 per dieną, tiesiog vaikščiojome po salę su šypsena, išlaikydami tiesą laikyseną. O juk visą laiką šypsotis, žinote kaip sunku, netikite? Ogi pamėginkite gatvėje šypsotis ir laikytis tiesiai, iš karto pajusite tokį aplinkinio pasaulio spaudimą, jums bus labai sunku, ypač pradžioje. Einate ir staiga pagaunate save vėl žirgliojantį kaip susirūpinęs dešrigalis. Po 15 minučių kokioje nors vitrinoje išvystate, jog į jūs vėl spokso snukis. Jūsų laukia kova. Kad atlaikytumėte aplinkos siekiančios sutrinti jūsų miltų spaudimui ir išliktumėte savimi, reikia valios prievartos. Praėjus kuriam laikui nuo pratybų pradžios ėmė kilti įdomių problemų. Vienas mūsų entuziastas sako, aš pamečiau akinius. Kadaise iš Prancūzijos parsivežiau, tiek metų nešiojau, o dabar kažkur palikau. O kodėl pametė? Todėl, kad ėmė nykti jų reikalingumas. Kitam ėmė veikti žarnynas, trečiam atsikimšo ausis, o problemos dėl klausos persekiojo dar nuo vaikystės. Pagerėjimą pastebėjo visi. Nuo gauto rezultato man ėmė važiuoti stogas. Aš negalėjau suprasti, kodėl žmonės tiek metų serga, o nuo kažkokio idiotiškos laikysenos šypsenos ima ir pasveiksta. Tada mes ėmėmės laboratorinių tyrimų, kokie pokyčiai vyksta organizme. Ir šitaip atsitiktinumas virto fundamentaliu mokslo atradimu. O kas nutiko operatoriui ir režisieriui? Operatorius sulyso, jo svoris iki šiol laikosi apie 85 kg, įsigydė savo negalavimus. Bet didžiausia sėkmė iš mūsų 3 ištiko režisierių. Prieš keletą metų jis buvo išsiskyręs su žmona, nes kas mielą dieną pildavo. Metė gerti ir vėl vedė savo žmoną.